Saulės sistemoje yra 8 planetos – Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jeigu žmonės kada nors norės gyventi kitoje planetoje, pasirinkimų juk turėtų būti daug. Viena planeta arčiau Saulės, kita didesnė, trečia turi įspūdingus žiedus, ketvirta atrodo paslaptinga ir dar beveik neištirta. Bet kai pradedi žiūrėti ne tik kaip į gražias nuotraukas, o kaip į vietas, kur žmogus realiai galėtų nusileisti, kvėpuoti, pasistatyti bazę, gauti vandens, apsisaugoti nuo šalčio, karščio ir radiacijos, pasirinkimas staiga susitraukia beveik iki vieno kandidato. Ir tas kandidatas yra Marsas. Ne todėl, kad Marsas būtų patogi planeta, ne todėl, kad ten šilta, saugu ar lengva gyventi. Iš tikrųjų, Marsas yra šaltas, sausas, dulkėtas ir labai pavojingas pasaulis. Bet jis domina mokslininkus todėl, kad iš visų Saulės sistemos planetų Marsas yra ta vieta, kur žmogus turi realiausią galimybę nusileisti, pasistatyti apsaugotą bazę ir bent teoriškai išgyventi ilgiau nei kelias minutes. Kad suprastume, kodėl taip yra, reikia ne iš karto šokti prie Marso, o pirmiausia pasižiūrėti į visas planetas ir po vieną atmesti tas, kurios žmogui beveik netinka. Pirmas labai svarbus dalykas yra planetos struktūra. Planetos Saulės sistemoje nėra vienodos. Vienos yra kietosios arba uolinės planetos. Tai Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas. Jos turi kietą paviršių, ant kurio bent teoriškai galima nusileisti. Kitos yra dujinės arba ledinės milžinės. Tai Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Ir čia prasideda didelė problema. Kai sakome nusileisti į Jupiterį, tai skamba taip, lyg erdvėlaivis galėtų nutūpti ant kažkokios milžiniškos Žemės. Bet taip nėra. Jupiteris ir Saturnas neturi tokio kieto paviršiaus, kokį turi Žemė ar Marsas. Jie sudaryti daugiausiai iš dujų. Erdvėlaivis nenusileistų ant Žemės, o pradėtų grimzti vis giliau į vis tankesnius dujų sluoksnius. Kuo giliau jis kristų, tuo labiau didėtų slėgis ir temperatūra, kol galiausiai aparatas būtų sutraiškytas arba sudegintas. Kitaip tariant, ten nėra vietos, kur galėtum padėti koją ir pasakyti, čia statysime namus. Uranas ir Neptūnas dažnai vadinami ledinėmis milžinėmis, bet tai nereiškia, kad ten yra paprastas ledas, ant kurio galima vaikščioti kaip ant užšalusio ežero. Ten medžiagos egzistuoja visiškai kitokiamis sąlygomis – milžiniškas slėgis, ekstremalus šaltis, giliai paslėpti sluoksniai ir jokio aiškaus žmogui tinkamo paviršiaus. Todėl pirmasis atrankos etapas labai paprastas. Jeigu planeta neturi kieto paviršiaus, žmogui ji beveik iš karto atkrenta kaip vieta gyvenimui. Lieka Merkurijus, Venera ir Marsas. Žemės aišku neskaičiuojame, nes joje jau gyvename. Tada ateina antras klausimas – gravitacija. Gravitacija yra jėga, kuri traukia mus prie planetos paviršiaus. Gravitacija priklauso nuo planetos masės ir dydžio. Kuo planeta masyvesnė, tuo stipresnė jos trauka. Žmogui gravitacija yra labai svarbi, nes mūsų kūnas išsivystė Žemėje. Mūsų kaulai, raumenys, kraujotaka, širdis – viskas pritaikyta Žemės gravitacijai. Jeigu gravitacija būtų per didelė, žmogaus kūnui būtų sunkiau judėti, širdžiai reikėtų daugiau darbo pumpuojant kraują, kaulai ir sąnariai patirtų didesnę apkrovą, net paprastas ėjimas galėtų tapti varginantis. Jeigu gravitacija per maža, problema kitokia. Kūnas pradeda silpti, nes raumenims ir kaulams nebereikia tiek dirbti. Tai jau matome astronautų atveju, kai jie ilgai būna nesvarumo būsenoje. Marso gravitacija sudaro apie 38% Žemės gravitacijos. Tai nėra idealu, bet tai daug geriau negu visiškas nesvarumas. Žmogus ten būtų lengvesnis, judėtų kitaip, bet bent jau galėtų vaikščioti paviršiumi ir gyventi aplinkoje, kuri nėra visiškai svetima kūnui. Venera pagal gravitaciją žmogui būtų visai panaši į Žemę, bet jie atkrenta dėl kitų priežasčių. Merkurijuje gravitacija taip pat nėra pati didžiausia problema. Tačiau vien gravitacijos neužtenka. Planeta gali turėti tinkamą trauką, bet būti visiškai pražūtinga dėl temperatūros ar atmosferos. Ir čia pereiname prie trečio dalyko – temperatūros. Merkurijus yra arčiausiai Saulės. Kadangi jis beveik neturi atmosferos, kuri sulaikytų šilumą ir paskirstytų ją po planetą, temperatūrų skirtumai ten milžiniški. Dieną paviršius gali įkaisti iki maždaug 430 laipsnių Celsijaus, o naktį nukristi iki -180. Įsivaizduok techniką, kuri vieną paros dalį turi išgyventi orkaitę, o kitą ekstremalų šaldiklį. Šios sąlygos būtų siaubingai sunkios ne tik žmogui, bet ir pastatams, baterijoms, saulės elektrinėms, metalui, elektronikai ir visoms gyvybės palaikymo sistemoms. Venera yra dar žiauresnė. Jos paviršiuje temperatūra siekia apie 465 laipsnius Celsijaus. Tai karščiau nei Merkurijuje, nors Venera yra toliau nuo Saulės. Kodėl? Dėl labai stipraus šiltnamio efekto. Jos tanki anglies dioksido atmosfera sulaiko šilumą taip stipriai, kad planeta virto tikra kosminė krosnimi. Ir čia dar ne viskas.
Veneros paviršiuje slėgis yra apie 92 kartus didesnis negu Žemėje. Tai būtų panašu į buvimą beveik kilometro gylyje po vandeniu, tik dar ir pragariškame karštyje. Zondai Veneroje išgyvena labai trumpai, todėl kalbėti apie žmogaus miestą jos paviršiuje šiandien būtų labiau fantazija nei realus planas. Marsas kita vertus šaltas. Vidutinė temperatūra ten apie -63 laipsnius. Tai labai daug. Bet skirtumas tas, kad šaltį lengviau valdyti negu Veneros karštį ir slėgį. Nuo šalčio galima izoliuotis, statyti bazes po žeme, naudoti šildymo sistemas, saugoti energiją. Tai sudėtinga, bet įmanoma įsivaizduoti. Veneroje problema ne tik ta, kad karšta. Problema ta, kad beveik viskas aplink tave bando tave sunaikinti vienu metu. Karštis, slėgis, rūgštinė atmosfera ir nepaprastai sunkios techninės sąlygos. Ketvirtas svarbus dalykas yra atstumas nuo Žemės. Kosmose atstumas reiškia ne tik tai, kiek ilgai skrisi. Jis reiškia, kaip sunku atsiųsti pagalbą, atsargines dalis, maistą, vaistus, naują įrangą ir net informaciją. Marsas nėra arti, bet jis yra pasiekiamas. Kai Žemė ir Marsas atsiduria palankiose orbitų padėtyse, misijos į Marsą paprastai planuojamos maždaug kas 26 mėnesius. Kelionė dabartinėmis technologijomis dažniausiai truktų apie 6-9 mėnesius. Tai skamba labai ilgai, bet palyginus su išorinėmis planetomis tai vis dar realus laikas. Kelionės į Jupiterio, Saturno, Urano ar Neptūno sistemas būtų daug sudėtingesnės, ilgesnės ir brangesnės. O kuo toliau planeta, tuo mažiau galimybių greitai reaguoti, jei kas nors sugenda. Gyvenant Marse, sugedęs oro filtras vis dar būtų pavojinga problema, bet bent jau galima planuoti tiekimą. Tolimose planetose kiekviena klaida turėtų daug mažiau atleidimo. Penktas dalykas – ištekliai. Kad žmogus galėtų gyventi kitoje planetoje, neužtenka tiesiog nuskristi. Reikia turėti vandens, energijos, statybinių medžiagų ir galimybę bent dalį dalykų pasigaminti vietoje. Marsas turi vandens, ledo, jo yra ašigaliuose. Tai yra labai svarbu, nes vanduo yra ne tik atsigerimui. Iš vandens galima gauti deguonies, jį galima naudoti augalams. O ateityje iš vandens būtų galima gaminti ir raketinį kurą, skaidant jį į vandenilį ir deguonį. Kitaip tariant, Marsas turi medžiagų, kurios gali padėti bazei tapti ne visiškai priklausomai nuo Žemės. Marso gruntas taip pat galėtų būti naudojamas statyboms ar apsaugai. Kadangi paviršiuje yra pavojinga radiacija, būstus reikėtų dengti regolitu, tai yra Marso dulkėmis ir uoliena, arba statyti po žeme. Tai nepatogu, bet įmanoma. Šeštas dalykas – para ir ritmas. Marso para trunka 24 valandas ir 39 minutės. Tai labai panašu į Žemės parą. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti smulkmena, bet žmogui tai svarbu. Mūsų miegas, hormonai, energija ir visas biologinis ritmas yra prisitaikęs prie maždaug 24 valandų ciklo. Jeigu planeta turėtų visiškai kitokį paros ritmą, žmogaus gyvenimas ten būtų dar sudėtingesnis. Marsas šio klausimu yra neįtikėtinai patogus, palyginti su daugeliu kitų pasaulių. Septintas dalykas. Mes Marsą jau pažįstame. Marsas nėra tik taškas danguje. Į jį buvo siųsti orbitiniai aparatai, nusileidimo moduliai, marsaeigiai ir net mažas sraigtasparnis. NASA Viking aparatai dar 1976 metais sėkmingai nusileido Marse ir perdavė duomenis nuo paviršiaus. Vėliau Curiosity tyrinėjo Geilo kraterį ir parodė, kad senovėje Marse galėjo būti gyvybei tinkama aplinka. Perseverance nusileido Jezero krateryje, kur kadaise buvo ežeras ir upės delta. Tai nereiškia, kad Marse buvo gyvybė, bet tai reiškia, kad Marsas kadaise buvo daug drėgnesnis ir galbūt daug palankesnis gyvybei negu šiandien. Ir tai dar viena priežastis, kodėl Marsas taip domina žmonės. Jis nėra tik galimas ateities namų kandidatas. Jis taip pat gali atsakyti į vieną didžiausių klausimų – ar gyvybė kada nors egzistavo už Žemės ribų? Jeigu Marse kada nors buvo mikrobų gyvybė, tai reikštų, kad gyvybė visatoje gali atsirasti ne tik vieną kartą ir ne tik Žemėje. Tai pakeistų mūsų supratimą apie visą visatą. Bet net ir su visais šiais privalumais reikia pasakyti aiškiai. Marsas nėra atsarginė Žemė. Ten negalėtum tiesiog išeiti į lauką, negalėtum kvėpuoti, negalėtum vaikščioti be skafandro. Marso atmosfera yra labai reta ir sudaryta daugiausiai iš anglies dioksido. Paviršiaus slėgis yra mažesnis nei 1% Žemės slėgio. Dėl silpno magnetinio lauko ir retos atmosferos paviršių pasiekia pavojinga kosminė radiacija. Todėl gyvenimas Marse būtų ne romantika po raudonų dangumi, o nuolatinė inžinerinė kova. Oras, vanduo, šiluma, energija, maistas, sandarumas, apsauga ir atsarginės sistemos. Viena klaida ten galėtų reikšti ne nemalonę dieną, o pavojų gyvybei. Tačiau būtent todėl Marsas ir yra toks įdomus. Jis nėra lengvas. Bet jis yra pakankamai įmanomas, kad žmonija galėtų rimtai galvoti apie pirmą nuolatinę bazę už Žemės ribų. Taigi, kodėl Marsas?
Nes jis yra kietoji planeta, nes ant jo galima nusileisti, nes jo gravitacija nėra tobula, bet pakankamai artima tam, kad žmogus galėtų judėti ir dirbti. Nes jo temperatūra žiauri, bet valdoma geriau nei Veneros pragaras, nes jis yra pakankamai arti, kad misijas būtų galima planuoti. Nes jame yra vandens ledo, nes jo para panaši į Žemės parą ir nes mes jau turime daug duomenų apie jo paviršių. Marsas nėra geras pasirinkimas, todėl kad jis svetingas. Marsas yra geras pasirinkimas, todėl kad visos kitos planetos yra dar sunkesnės. Ir galbūt svarbiausia mintis yra tokia: Marsas neturi pakeisti Žemės. Jis greičiau primena griežtą mokytoją, kuris parodo, kiek daug sąlygų turi sutapti, kad planeta būtų tinkama gyvybei. Bandydami suprasti Marsą, mes iš tikrųjų geriau suprantame Žemę, nes tik tada, kai pasižiūri į šaltą, dulkėtą ir pavojingą Marso paviršių, pradedi suvokti, kokia reta, trapi ir neįtikėtinai patogi yra planeta, kurią mes kasdien vadiname namais. Jeigu patiko šis video, prenumeruok mūsų kanalą ir paspausk like. Pakomentuok, ar norėtum gyventi Marse. Iki kitų kartų.